traukia vėl mane, horizontas susilieja, aš paskęstu naktyje, man nebeliko ko prarast, pasivyt bandau tam, bet kai nieko kito nelieka man, spaudžiu dugną visu greičiu, kai nieko kito nelieka man, tavo balsą aš girdžiu, kaip bebūtų man sunku, skonį laisvės vėl jaučiu, kai nieko kito nelieka man, spaudžiu dugną visu greičiu, kai nieko kito nelieka man, tavo balsą. Šiaip savijauta, nežinau, fantastiška. Ta prasme, tik atsistojom starto linijoje, saulė šviečia, šiluma, galvojom bus karšta. Ir staiga viskas apsiniaukė, pradėjo lyti. Tai gavosi, kaip bėgom kaip po dušu. Bet nežinau, dar tokio smagaus bėgimo nesu turėjęs. Aš manau, kai buvo prieš tai labai karšta ir bėgikai daug bėgo ir tas lietus, kaip pažiūrėjo, tai iš tikrųjų juos atgaivino. Ir aš manau, sportuojantiems žmonėms tai tikrai nemaišė. Labai fainas bėgimas, nes man dar neteko bėgti, kad taip stipriai lytų, toks lietus, kad vietomis jau nebesimatė žemės, vien tik tai vanduo. Bet tai yra žymiai geriau negu bėgti, kai yra karšta. Man pačiam bėgti, tai yra pagrindinė motyvacija, būti sveikam. O bėgti su Kaukėno fondu, tai čia yra tiesiog motyvacija, ta, kad aš galiu ne tik tai pats sportuoti dėl savęs, bet ir savo iš to sporto kažką motyvuoti ir galbūt padėti, surinkti lėšas ir pagelbėti tiems, kuriems tos pagalbos reikia labiausiai. Bėgioti šiaip yra smagu. Bėgti už Rimanto Kaukėno fondą yra ne tik smagu, bet ir garbė. Savanoriaujam nesitikėdami kažko atgalios ir būtent, bet esmė yra tai, kad daryti gerą yra gera ir būti to dalimi taip pat yra gera. Ir kažkaip tai mūsų šeima tam nebeinga, nes ne viename projekte dalyvaujame ir niekada nesisakom būti, padėti ir Prisidėti prie gėrio. prisidėti būtent prie gėrio. Ir būtent mato tai mūsų vaikai ir apie tai mes kalbam ir kažkaip tai tiesiog Jaučiamės gerai prisidėdami prie gėrio. taip. Ir tas, ta prasme, organiškas dalyvavimas, ne tai, kad kursuojant reikia, ne, bet tiesiog viskas yra organiškai, natūraliai organiškai. Rudenį vyks Vilniaus maratonas ir aš noriu visus labai pakviesti jungtis prie Kaukėno fondo bėgikų. Čia ir aš esu ir labai daug fainų kitų žmonių. Tai va, rudenį susitinkam ir bėgam. Deividai, ką tu veiksi rudenį? Bėgsiu Vilniaus maratone. Ar tu mane treniruosi? Tikrai taip. Asmeninis, tai bėgsim kiek, 5 kilometrus? Sutarėm? Vienas kitam pažadam, ar ne? Vat, nes jeigu dabar mes pažadėsim, bet tiesiog jau taip pažadėsim, mes turėsim bėgti. Mes pasižadam bėgti.